didelis, kad atrodo, jog jo panaikinti ir pasivyti varžovus šiandien gali būti neįmanoma. Taip bent jau atrodo, tačiau lieka dar 14 minučių iki šios dienos susitikimo pabaigos. Ir Mantas Kalnietis pradeda Lietuvos rinktinės ataką ir ne tik pradeda, bet ir užbaiginėja ją metimu iš toli. Jis yra netaiklus. Martynas Andriuškevičius aikštelėje vietoj Roberto Javtoko. Šiandien, tarp kitko, šiuo metu vyksta labai įdomus ir mums ko gero aktualus mačas tarp Graikijos ir Turkijos ekipų. Lietuvos komanda apsigina. Mantas Kalnietis prieš Felipe Reyesą. Pražanga Felipe Reyesui. Štai ką gali greitis. Nesvarbu, kad Felipe Reyesas aukštesnis, nesvarbu, kad galingesnis, bet jis nesuspėja dabar paskui Mantą Kalnietį. Ir 2 baudos metimai. Taigi graikai pralaimi turkams trečiajame kėlinyje, kol kas rezultatu 46-53. Po 2 kėlinių komanda skyrė vos 2 taškai. Rytoj, priminsiu, Lietuvos komanda taip pat vakare 9 val. Lietuvos ir Turkijos laiku žais su Prancūzijos komanda. Prancūzai šiandien iškovojo 3 pergalę iš eilės. Jie yra vienvaldžiai kol kas mūsų grupės, D grupės lyderiai. Ir Lietuvos komandos laukia rimtas iššūkis. Kad nebus lengva, ko gero galima spręsti iš šios dienos eigos prancūzų rungtynių su Kanada. Kanadiečiai žaidė lygiai, taškas į tašką visas rungtynes, dėl to, kad yra tokia pat atletiška, tokia pat šokli, tokia pat gerai fiziškai paruošta ir sudėta komanda. Prieš ją Lietuvos komandai žaisti nebuvo lengva, turiu omeny Kanadą, nebus lengva žaisti ir prieš Prancūzijos ekipą. Pražanga Markui Gasoliui prieš Martyną Andriuškevičių. Skirtingai net pirmais 2 atvejais Markas Gasolis dabar nepripažįsta šitos pražangos, jį keičia Franas Vaskisas. Na ir čia irgi įdomus epizodas. Franas Vaskisas, Eurolygos čempionų, Barcelonos krepšininkų gretose žaidė puikiai praėjusį sezoną, o štai Ispanijos rinktinėje nelabai ką nuveikia ir žaidžia tik tai epizodiškai ir tik tai kartais. Martynas Andriuškevičius taiklus, jo metimas nuo baudų linijos. Trečiasis Martyno Andriuškevičiaus taškas, 61-46. Iki rytoj prieš prancūzus 9 vakare. Rytoj Viasat Sport Baltic kanalas pradės krepšinio dieną 4 val. Dienos transliacija, kurioje bus galima pasižiūrėti, kaip žaidžia Rusijos ir Kinijos krepšininkai. Irgi aktualus mačas dėl to, kad tai yra C grupė, būtent D ir C grupės komandos po to tarpusavį susigrupuos ketvirtfinaliuose ir aštuntfinalyje. Jeigu žinoma į jį pateks, po 2 krenta, po 4 praeina ir Lietuvos komanda norėtų būti tarp tų 4. Kol kas situacija nėra tokia slidi, kaip kad buvo, sakykime, Lenkijoje, dėl to, kad lietuviai turi 2 pergalės ir tam tikrai susiklosčius aplinkybėms gali net ir jų užtekti. Tik tai tų 2 pergalių galėtų užtekti 4 vietai grupėje, tačiau mes kalbame taip pat juk ir ne apie 4 vietą, bet ir apie galimybės pakovoti dėl geresnės pozicijos. 4 vieta reikštų, kad Lietuvos komandai tektų žaisti su 1 vietą užėmusią komandą C grupėje. Ir ta 1 vieta kol kas gali atitekti turkams. Na ir vėlgi galima įsitikinti, kaip sudėtingai turkai pradėjo pasirinkimo etapą, kaip jie žaidė draugiškose mačiuose, kaip pralaiminėdavo didžiuliais skirtumais. Visą tai jau yra pamiršta, visą tai nieko nereiškia. Pasaulio krepšinio čempionatas prasidėjo ir viskas čia yra kitaip. Viskas čia prasideda nuo starto švilpuko kiekvienose rungtynėse. Turkijos komanda palaikoma savų sirgalių, palaikoma savo vinios. Lengvas riešutas nebus niekam šiose pirmenybėse. Juanas Karlosas Navaro sėdasi ant suolo, Felipe Reyesas atiduoda kamuolį Rauliui Lopesui. Mumbrų. Jo metimas iš 3 taškų zonos. Nepataiko Mumbrų. Suspėjo jam patrukdyti Jonas Mačiulis. Mantas Kalnietis. 3 prieš 4. Nesiryžo Mantas Kalnietis aštrinti šios situacijos. Nu, tokia geresnė šiandien atmosfera, nepaisant to, jog lietuviai pralaimi galbūt dėl to, kad rungtynės vyksta vakare, vis tiek kažkaip daugiau šviesų, daugiau sirgalių ir daugiau dėmesio, žinoma, šitam mačui. Ispanai, kaip ir įprasta, ko gero, pasaulio čempionams, būtent ir baigia visuomet čia grupės varžybas.
Lietuviams tai yra pirmas toks vakarinis mačas ir jų varžovai Ispanijos rinktinė dabar prašo minutės pertraukėlės. Sergijos Kariola paprašė minutės pertraukėlės, jo komandos pranašumas nuo 18 taškų sumažėjo iki 13. Ir iki trečio ketvirčio pabaigos lieka 2 minutės. Žaidžiam toliau. Mantas Kalnietis, Martynas Pocius, Jonas Mačiulis, Linas Kleiza ir Martynas Andriuškevičius. Jonas Mačiulis prie baudų metimo linijos. Na, galiu priminti dar ir šios dienos rezultatus. Jeigu negirdėjote, rusai vos neprisižaidė rungtynėse su Dramblio kaulo kranto komanda. Laimėjo 6 taškais, 72-66. Naujosios Zelandijos ekipa sutriuškino Libaną 108-76. Rimta paraiška į 4. vietą. Puerto Rikas įveikė Kiniją ir iškovojo pirmą pergalę. Tai kol kas reiškia, kad Puerto Riko krepšininkai yra realiausiai, kol kas bent jau kandidatai į 4. vietą C grupėje. Kinai pergalių neturi. Graikija ir Turkija kaunasi dabar ir turkai turi 10 taškų pranašumą, ten trečias kėlinys. Lietuvos komanda turi 12 taškų deficitą, tačiau dabar atsikovoja kamuolį ir čia taip pat dar nesibaigė trečias kėlinys. Jonas Mačiulis prieš Aleksą Mumbrų. Nepavyko įmesti kamuolio taip, kad pagautų jį Martynas Andriuškevičius, tačiau varžovai irgi netiksliai siunčia jį į priekį. Staptelėjo ispanai, reikėtų to pasinaudoti. Kalnietis. Pocius prieš Sergio Lulą. Martyno Andriuškevičiaus užtvarą nusprendė nepasinaudoti Martynas Pocius ir praranda kamuolį čia. Klaidų, tarp kitko požiūrėjų kėlinių Lietuvos komanda buvo padariusi tik tai 4. Tik tai 4, bet klaida klaidai nelygu ir dabar Lietuvos komanda taip pat turi 7 klaidas, bet mes matėme, kaip po vienos klaidos viskas baigėsi taikliu tolimų metimų ir dabar matėme kažko panašaus pakartojimą. Klaida ir dar vienas tritaškis į Lietuvos rinktinės krepšį. Martynas Andriuškevičius atkovojo kamuolį, pabandė išprašyti rungtynių arbitro pražangos, negavo, bet kamuolys Lietuvos komandos Renalas Seibutis. Mostelėjo ranka į tokį arbitro sprendimą, nesiskaito šitas Lino Kleizos metimas iš toli. Dar viena pražanga ir dabar 2 baudos metimai. Kas jos meta? Jonas Mačiulis. Felipe Reyesas. Šiandien Felipe Reyesas nėra pelnęs nė taško ir dar maža to gynyboje nesusitvarko su savo užduotimis. Vilkui irgi patinka Jono Mačiulio baudos metimai. Abu taiklus 64-51, 40 sekundžių ir keitimas Lietuvos komandoje. Paulius Jankūnas keičia Martyną Andriuškevičių. Raulis Lopesas, Franas Vaskesas. Išsikeitė dengiamaisiais Ispanijos krepšininkai ir žinoma, ką daugiau daryti Martynui Pocijui atsidūrus prieš Franą Vaskesą. Tai yra 2 baudos metimai. Bet kadangi Franas Vaskesas pirmą kartą meta baudų metimus, tikimybė, kad nors vieno nepataikys yra ir Lietuvos rinktinė dar turės laiko savo atsakymui. Nėra. Netokie jau ir ramus, netokie jau ir laimingi ispanų veidai. Nepaisant to, jog jų komanda turi pranašumą, Jonas Mačiulis įėjo kovoti dėl kamuolio, nors gali tai daryti tik tai 3 besiginančios ekipos krepšininkai. Rinktinė arbitras pamatė. Antrą metimą taip pat prameta Franas Vaskesas, Mantas Kalnietis pirmas prie kamuolio ir jį reikia laikyti iki galo. Pataikyti tritaškį, sumažinti skirtumą į 10 ir su gera nuotaika pradėti 4. kėlinį. Mantas Kalnietis. 5 sekundės. Linas Kleiza pasiima kamuolį, žais 1 prieš 1 prieš Franą Vaskesą, meta iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pataikyti ir susirena.
atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus Martynas Pocius. 64-53, minus 11 po 3 kėlinių. Na kągi, prasideda ketvirtasis, paskutinis, ko gero, paskutinis kėlinys šiose rungtynėse. Lietuvos rinktinė pralaimi 11 taškų skirtumų ir Ispanijos komanda pradeda ketvirtąjį kėlinį su kamuoliu. Statistikas galbūt jau ir dabar nereikia kol kas nagrinėti. Linas Kleiza priverčia suklysti Felipe Reyesą. Šaunuolis, Linas atsilaikė gynyboje, na tiesa, Liną Kleizą taip pat pristabdė ispanai per trečiąjį kėlinį. Jam nepavyko pelnyti nė taško, bet žaidžia visa Lietuvos komanda ir joje daugėja krepšininkų, kurie renka taškus šiandieną. O bendras skirtumas kol kas yra tiesiog geresnis. Ispanijos rinktinės pataikymas tiek dvitaškius, tiek tritaškius ispanai meta žymiai geriau nei Lietuvos rinktinė. Jonas Mačiulis atmetė kamuolį Linui Kleizai. Gražus Kleizos slalomas baudos aikštelėje. 2 taškai. 64-55 po ilgokos pertraukos Lietuvos komanda sumažina skirtumą iki vienženklio. 9 taškai liko. Lopesas iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas. Paulius Jankūnas nepasiekė kamuolio, tačiau prie jo pirmas Tomas Delninkaitis. Ir pražanga Franui Vaskesui. Iš karto grįžta į aikštę 2 Ispanijos rinktinės starto penketo krepšininkai Rudy Fernandesas ir Jorge Garbajosa. Jorge Garbajosa geresnės sportinės formos nei Felipe Reyesas. Nors turėjo traumelę šio pasirinkimo prie čempionatui metu. Jonas Mačiulis braukia ispanų pranašumą iki 7. 64-57 ir Jono Mačiulio sąskaitoje 7 taškai. 9 jau taškai, Mantas Kalnietis taip pat pelnė 9, 11-13 yra pelnęs Linas Kleiza, po 5 surinko Martynas Pocius ir Simas Jasaitis. Gaila, jog čia suklysta Lietuvos komanda, už ką dabar Linui Kleizai pražanga. Pats čia užsižaidė, Rudy Fernandesas atidavė kamuolį Linui Kleizai. Bet kadangi yra Rudy Fernandesas, ko gero taip reikėtų suprasti, teisėjai tą kamuolį jam sugrąžina. Minutės pertraukėlė. Štai tokie sirgaliai ir Lietuvos, ir Ispanijos. Kai kas turi savo talismanų, kai kas tiesiog fotografuoja ir gaudo akimirkas, o akimirkos kol kas buvo geros 2 Lietuvos komandai. 4-0 lietuviai laimi šio kėlinio pradžią. Gaila, jog dabar atidavė kamuolį už nieką ispanams rungtynių arbitrai. Rudy Fernandesas nepataiko. Teisybė vis dėlto egzistuoja. Netaiklus Rudy Fernandeso tritaškis. Reiškia, jog skirtumas nesikeičia. Lietuvos komanda varžovo aikštės pusėje. Kleiza prieš Garbajosą. Paulius Jankūnas. Reikia žaisti ir išmuštas kamuolys Pauliui Jankūnui. 5 sekundės atakai. 5 sekundės. Dabar jau reikia viską padaryti greitai. Tomas Delninkaitis nepataiko. Šį kartą išsirangė taip nuo varžovų rankų, tačiau metimas netaiklus. Apsigina ispanai antrą kartą iš eilės. Rubio Navarro ruošiasi sugrįžti į aikštę. Jonas Mačiulis perima kamuolį ir įkrauna iš viršaus, nepalikdamas jo